Augo Druskininkuose. Suraskit, kur yra Varėna, kur yra Druskininkai. Apačioj kažkur žemėlapio pačioj ieškokit, gerai? Druskininkai. Ne, čia Trakai. Ieškom. Druskininkai. Taip, Čiurlionio paminklas. O dabar, kur yra Varėna, šalimais ten turi būti kažkur, paieškokit. Varėna. Ten apačioj žemėlapio, prie Druskininkų. Varėna. Ar tikrai? Taip. Ne. Ne. Ar patrauk rankytę? O yra Vilniuje Čiurlionio mokykla. Tai kur tas Vilnius? Ieškokit. Aha. Ir kas ten dar nupiešta dar? Gedimino pilis ir katedra. Ir žinot ten? Ir televizijos bokštas. Nu, čia kaip karalius su karalienė. Nes Ką jie čia laiko? kaip saulė kažkokį, kaip rodo kažką. O kas ten dar mažu, taip tokiam Kažkokį miestą. Čia yra kalnas ir jūra. Ir dar dangus. Yra 2 skylės. Ir tas kalnas yra labai didelis. O tos skylės į ką panašios? Į akis. Ar tik į banginį panašu, ar dar kas nors panašumo yra? Į kalną. Į kalną. Čia tai tikrai kaulai. Galvoju, kad yra čia miestas, ten mieste plaukia būriniai laivai, žvaigždė yra jūra, o čia yra pats didžiausias laivas ir čia yra takas virš miesto ir jisai O plaukia. kas čia? Žiūrėk, jisai. Ir dar maži. O čia tas laivas ant ko atsisėdęs? Čia laiko karalius ranką virš miesto yra ir laiko laivą. Varpinės viršūnė. Ir va čia yra va tokie varpai. Dum, va taip virpinės. Va čia 2 varpai. O čia debesėliai. Čia yra dangus. Mėlynas. O kas čia tokie brūkšniai? Čia medžiai auga. Tai kuris kibirėlis Ievos sunkesnis? Šitas. Tai į kurį kibirėlį dėsi daugiau svorio, kad išlygint? Aš kaip dėliavos vieno miestą.
Na, Žygimantai, kiek šitą kriauklę sveria? 7 gramus. Čia yra padariau bangai slėlio. Čia šitie kalendai, visas šitas yra visur. Čia yra vanduo ir čia vanduo, o čia gintarai. O čia laivas, čia laivas ir čia laivas. O visi šitie yra vanduo. Aš šiandien radau raidę š. Skaičiavau, kiek turi vaikučių šaką ir šo. Rašiau gyvūnus iš š raidės. Paskui šviesioms spalvoms spalvinau piešinį. Čia pasakyti, kad čia pasirinkau puslapyje Čiurlionio abėcėlės knygos puslapyje pasirinkau, kad būtų toksai puslapis Z raidė, todėl kad ir mano vardas yra Z raidė ir man patinka, todėl kad čia yra laivų ir galima spalvinti daug. Ir atspėjau mįslę, sužinojau daug žodžių, sakau, čia iš raidės. Ir vat atlikau visą šitą dalyką. Ir čia man reikėjo parašyti žodį žvakė. Kiek metų gimė Čiurlionis? Ar prieš 50, ar prieš 100, ar prieš 150? 150. Liepa, paimk lazdelę ir parodyk, kur yra 150. Ar taip, vaikai? Taip. Gerai. Kitas klausimas. Jie yra Čiurlionio vardai? Kristijonas, Kristupas ar Konstantinas? Kas galvoja, kad Kristijonas? Kas galvoja, kad Kristupas? Kas galvoja, kad Konstantinas? Aha, bet čia Čiurlionio vardas vienas Konstantinas. Dabar skaitome kitus vardus. 4. Kas gali perskaityti? 5. Mikalojus. Ir 6. Motiejus. Tai kas galvoja, kad, nuleiskit rinkite, kad Mindaugas? Kas galvoja, kad Mikalojus? Kas galvoja, kad Motiejus? Tai teisingas atsakymas Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Kokia raide pažymėtas Mikalojaus Konstantino Čiurlionio portretas? Ar Čiurlionis yra A? Ar Čiurlionis yra B? Ar Čiurlionis yra C? Taip. Tai A yra Vincas Kudirka, B yra buvęs prezidentas Antanas Smetona, senais laikais buvo, taip, o C yra kas? Mikalojus Konstantinas Čiurlionis. Ar galima sakyti, kad Mikalojus Konstantinas Čiurlionis buvo vienas dailininkas? Ar galima sakyti? Taip. Ar taip? Antras, ar Mikalojus Konstantinas buvo tapytojas? Taip. Ar Mikalojus Konstantinas buvo Čiurlionis kompozitorius? Taip. Ar jisai buvo dainininkas? Ne. Kaip? Ne. Ar jis buvo muzikantas? Va, vieni sako ne, kiti sako taip. Tai kaip iš tikrųjų? Taip, jisai mokėjo groti, jisai grojo su pianinu, grojo. Gimė, o vėliau augo Mikalojus Konstantinas Čiurlionis.
Yra jūsų ekrane žemėlapis, reikia surasti miestą, kuriame gimė, o paskui ir augo. Čia koks miestas yra? Varėna. O kur augo? Kas, pasakykit, kur augo? Druskininkuose. Paieškokim Druskininkų. Aš matau. Va, čia net visai netoli Druskininkuose. Gerai. Kaip vadinasi šis Čiurlionio paveikslas? A. Karaliai. B. Karalius ir karalienė. C. Karalių pasaka. Karalių pasaka. Vadinasi šis Čiurlionio paveikslas? Ar tai A. Dangaus pilis, ar B. Pilies pasaka, ar C. Paslaptinga pilis, atsakys Jokūbas. Tai kaip vadinasi? Pilies pasaka. Kaip vadinasi šis Čiurlionio paveikslas? A. Pabaisa, B. Milžinas, C. Ramybė, atsakys Dorotėja. Ramybė. Ar taip, vaikai? Ekrane matom 6 paveikslus. Kokios detalės būdingos Čiurlionio paveikslams? Štai yra 6, o kas čia yra visose 6 paveiksluose, atsakys Liepa. Man paveikslai yra tokia statula ir... O visose 6 ar matosi? Kažkas panašaus matosi. Ką? Saulė visose 6? Vaikai, ar teisingai?